Sveiki visi siųstis.eu lankytojai bei vartotojai. Noriu Jums parodyti pamokėlę, kaip teisingai įkelti torrentą į mūsų puslapį. Visi uploaderiai tą praktiškai žino, kaip tai reikia daryti, bet naujokai tikriausiai net neįsivaizduoja, bet tai yra tikrai labai paprasta. Taigi pradedam. Atsidarom mūsų puslapį. Prašome nepykti, jeigu padarys kokių nors klaidų, nes dabar pas mane yra jau 2 valandos nakties. Esu pavargęs ir praktiškai miegu, taip kad nekreipkite dėmesio, jeigu nusišneku ir panašiai. Tai va, matome, yra pridėti torrentą, bet mums reikia iš pradžių susirasti, ką mes dėsime. Turime paiešką, kad žinotume tiksliai, kad dedame filmą ar žaidimą ar programą ar šiaip kokius failus. Mums reikia būtinai pasitikrinti, ar to failą nėra jau įmesta. Taigi, gal jūs žinote, yra daug tokių puslapių kaip ir siųstis.eu, kur yra torrentai be reitė, kur neskaičiuojamas joks reitė, tai yra visiškai nemokamai. Ir aš, pavyzdžiui, pasirinksiu dabar rusišką puslapį rutor.org. Taip, atsidarome naują langą. Įvedam štai jau man išmetė. Rutor poisk. Spaudžiame kategorijai. Ir зарубежные filmai, jeigu mes norim užsienio filmų. Čia turim rusiškus filmus. Tai yra serialai, televizija, žaidimai, softai, knygos, kita. Šį kartą, kad būtų lengviau, galbūt įsibėgėjimui, pradėsime nuo paprasčiausio, tai nuo filmų. Štai matome, turim Blu-ray, BD-RIP, HD-RIP, WebDL, metus, renkamės 2014, jūs galite pasirinkti 13, 12, nesvarbu, kurie metai, svarbu, kad to filmo nebūtų puslapį. Aš renkuosi 2014. Atidarė naują langą, senas langas mums nebereikalingas, kad nesimaišytų bereikalingai. Na ir žiūrime filmus, kokių mes neturime. Pirmas kerštis, Captain America, 2 dalis. Turim, Reidas 2 turiu. Na ir žinoma, nežinote, ką turim, ką neturim, turit patikrinti, tai yra, aišku, užtruks ilgiau. Домашнее видео Sex Type TC, nežinau, TC labiau prasta kokybė, bet galime pasižiūrėti. Ir iš karto atkreipsiu dėmesį į kategoriją. Taip, žanras komedija. Na, pagal pavadinimą komedija. Na, gali tiek to, nesvarbu. Taip, kopijuojame anglišką filmo pavadinimą, tai yra Sex Type. Ar Sex Tape, nežinau, aš neanglistas. Kopijuojam. Grįžtame į mūsų puslapį ir įdedam į paiešką. Ieškom. Sex Type, ne. Matome, šitą filmą mes neturime. Taigi spaudžiame pridėti torrentą. Grįžtame į rutor.org. Kopijuojam visą filmą su metais. Kopijuojam. Grįžtame į puslapį. Pavadinimas. Dedam pavadinimą, pastę. Taip. Dabar reikia mums pasirinkti kategoriją, tai būtų filmai RU.
filmai RU. Matėm, kad kategorija buvo komedija. Na, galėsim pažymėti vėliau, nesvarbu. Dabar mums reikia filmo viršelį. Tai matom filmo viršelis ir spaudžiame dešinį pelės klavišą. Copy image location, tai kopijuoti paveikslėlį vietą. Ir mūsų puslapis talpina paveikslėlius į imesk.net talpyklą. Tai yra gera talpykla ir jūsų paveikslėlis niekada iš čia nedings. Atidarome naują langą. Matote, mano desktopai yra imesk.net, bet taip pat rasime čia. Užrašome imesk.net. Štai jisai. Ir štai matote, galite įkelti paveikslėlį tiek iš kompiuterio, tiek galite naudoti nuorodą. Įdedam nuorodą ir spaudžiame talpinti. Tai mūsų paveikslėlis jau patalpintas. Štai yra tiesioginė nuoroda į paveikslėlį. Mes ją nukopijuojame. Kopijuojam. Grįžtam puslapį. Ir dedame į filmo viršelis. Rašome metus. Metai, kaip matome, 2014. Žanras. Kas neatsimena, būtinai pasitikrinkit. Žanras yra komedija. Nukopijuojam. Grįžtam puslapin. Ir įdedam. Dabar ieškom komedijos kategorijos. Štai radom komediją. Spaudžiame ant klaviatūros knopkę Ctrl. Būtinai. Nenuspaudus knopkės Ctrl, dings automatiškai filmai RU. Ir dings visą tai, ką jūs jau surašėte. Taigi toliau, kalba. Na, lietuviškai tikrai nebus, kadangi tai yra rusiškas filmas. Filmo kokybė DVD RIP, filmo trukmė. Ir visą tai patikrinam, grįždami į rutor.org. Taip, kokybė TS, tai yra prasta. Laikas štai čia, продолжительность. Kopijuojame laiką. Štai, качество TS yra čionai, ko puikiausiai matote. Ir vertimas yra dubliuotas. Tai mes rašysime, kadangi tokio pas mane nėra, rašysime rusų profesionalus, daugiabalsis. Grįžtame į puslapį. Kokybė TS. Rusų profesionalus daugiabalsis. Filmo trukmė. Dabar ieškosime režisieriaus. Režisierių turim, kopijuojam, grįžtam ir vėl dedam. Na tikrai tai yra lengva. Ir kas dės pirmą kartą tikrai pamatysi, kad tai yra labai paprasta ir dabar jau turite matyti, kad tikrai čia nėra labai sudėtinga. Vraliach, tai yra kas vaidina. Visą kopijuojam. Grįžtam puslapį ir įdedam filme vaidina. Dabar yra filmo siužetas, tai yra filmo aprašymas. Grįžtam rutor.org. Filmo aprašymas, sakyčiau, gan trumpas, bet kokį turim, tokį dedam. Nebent kas netingi gali kažkur pasiieškoti dar kitur.
Bet tai yra nebūtina, kadangi mes dėsime YouTube ir tenai galėsite pasižiūrėti daugiau. Taigi dabar filmo pristatymas. Grįžtam Rūto Rork. Ir matau screenshotus turime. YouTube'as, kaip matau, tikrai nėra. Ką mes darome? Taigi kopijuojam metus ir filmo pavadinimą, anglišką filmo pavadinimą, kopijuojam. Talpykla mums bus nebereikalinga šiuo atveju. Keltume žaidimą būtų dar reikalinga. Ir dar rašome YouTube arba trailer, kaip kam kas geriau patinka. Enter. Na, matome daug išmetę trailerių, YouTube'as. Do you remember the first time your fan saw you naked? Nekelkite ilgo trailerio. Užtenka pusantros minutės, 2-3 daugiau tikrai nereikia. I may be late for my thing. Can we switch Taigi places? spaudžiame dešinį mygtuką. Don't even think about it. Get video URL, How the tai hell do you kopijuoti get it URL, back? gal pas jūs kaip taip. Pas mane yra taip. Hey, Holy shit! I just had an Kopijuojam, idea. paskelbėte Let's film internetas. ourselves having Išjunkit, sex. kad neapkrautų jūsų kompiuterio. Grįžtame į puslapį. Siustis.eu ir įdedam. Taip. Dabar nei kitose trackeriuose man viso URL nereikia, man reikalinga tik tai galūnė. Reikalinga visa tai, kas yra po ženklo lygų. Taigi, už ženkliuko lygų iškart nuspaudžiame, matote, kur pažymėjau, yra brūkšnelis, taip, ir visą tai ištriname. Taip, liko tik tai galūnė. Sekantis dalykas, ko mums reikia, tai reikia torrento ID, kas irgi visai skiriasi nuo kitų trackerių. Taigi jums parodysiu. Grįžtame į Rūto Rork ir nuspaudžiam atsisiųsti filmą. Mes jo nesisiųsim, tik tai išsaugosim failiuką, taigi spaudžiame Save File, OK. Failiukas išsaugotas. Grįžtame į mūsų puslapį siustis.eu. Nuspaudžiame pridėti torrent failą. Browse, tai yra ieškoti. Na, pas mane čia daug visko yra, tai teks paieškoti, kuris tai šiandien randasi. Tai, matau, yra sex type. Nuspaudžiame 2 kartus kairį mygtuką. Matome. Čia. Spaudžiame įkelti. Failas įkeltas į serverį. Štai yra linkas. Jį man reikia dabar nukopijuoti. Spaudžiu dešinį mygtuką. Ir spaudžiu Copy Link Location. Grįžtu į torrent ID. Spaudžiu. Dešinys mygtukas. Paste. Ir man iš viso to URL reikalingas tik tai šis 4 ženklis, kaip sakoma, ID. Tai yra torrento ID, 4 skaičiukai, kuriuos mums reikia būtinai palikti, o kitą visą ištrinti. Daugiau mums nieko nereikia. Jeigu mes ištrinsime tuos skaičiukus, visas darbas bus per nieką. Torrento niekas negalės atsisiųsti, tik jį pasižiūrėti. Triname atsargiai, kad neištrintume. Štai palikome torrentą ID skaičiukus. Na ir dar dėl viso ko pikto galite pasitikrinti, ar ko nepraleidot.
filmai Rū, komedija, taip, žanras komedija, daugiau nieko nėra, ten siaubo komedija, trileris ir panašiai, viskas gerai, kalba Rū, prov, daugiau balsis, tese, laikas, viskas gerai, aprašymas, YouTube, belieka nuspausti, patvirtinti ir dėti į svetainę. Taip, naujiena sukurta, sukurti dar vieną, grįžti atgal, pavyzdžiui, pradžia. Ir matome, kad mūsų filmas sėkmingai yra patalpintas. Spaudžiame atsiųsti ir žiūrime, ar viskas tikrai veikia ir įdėjome taip, kaip turi būti. Taip, žiūrėjom paveikslėlis, viskas yra, metai, žanras, kalba, trukmė, viskas gerai, filmas siužetas, YouTube veikiantis, jeigu būtų neveikiantis, jo nerodytų. Dabar žiūrime, ar mes įdėjome gerai torrent failiuką. Jeigu blogai nuspaudus, niekas nevyks. Taip, failiukas įdėtas gerai, pabandome siųstis. Taip, filmą galime kuo puikiausiai atsisiųsti. Jeigu nori siųskitės, aš tikrai nesisiųsiu. Taigi čia išeinu. Galim grįžti atgal. Pasižiūrėti vėl, kaip atrodo tarp kitų filmų. Galite reitinguoti filmą, jeigu jūs matėte. Galite taisyti savo filmą, jeigu atradote kokią nors klaidą, paspaudėt čia. Na ką, kaip ir viskas. Jeigu kils kokių klausimų, ar turės kokių nors problemų, ar kas nors nepavyks, ar kas nors neaišku, kreipkitės į mane visą laiką rasite. Na, beveik visą laiką rasite puslapyje. Aš esu Rembinis ir visą laiką jums pagelbėsiu. Tikrai nebijokit, viskas gausis, nesidravėkit, klauskit, viską atsakysiu, kiek galėdamas tikrai padėsiu. Iki, sėkmės darbe.